Geras klausimas, brolis uždavė, kas yra civilizacija. Civilizacija yra gimtosios nuodėmės pasiekmių nugalėjimas. Tai yra gimtoji nuodėmė, kaip žinom, ar ne, buvo Adomas ir Ieva nusidėjo, pirmoji nuodėmė ir iš to mes gauname gimtąją nuodėmę. Kai gimstam, mes gauname tai, kad mes atsiskyrė nuo Dievo ir gaunam palinkimą į blogį. Palinkimai, nors ir krikštas nuplauna, šventasis krikštas nuplauna tą pirmąją nuodėmę, gimtąją nuodėmę. Bet palinkimas į blogį lieka. Ir gimtosios nuodėmės pasiekmės yra blogis pasaulyje. Visas blogis yra iš nuodėmės, kuris buvo Adomo padarytas, Ievos ir mūsų pačių. Tai civilizacija yra to blogio mumise ir visam pasauliu nugalėjimas, arba bent jau kiek įmanoma šiai žemėje minimizavimas, sumažinimas to blogio. Ar ne? Neleidžia mes iškrypimų propaguotojams eiti gatve.